Sveiki, esu Rankės OB vadovas. Šiandien pakalbėsim, kaip teisingai išsirinkti vėjos pjūvimo traktoriuką. Benzininį, elektrinį, galbūt nulinio apsisukimą. Kuris geriausia būtent jums? Dažniausiai traktoriukus pasirenka pagal pjūvimo plotį, kuo galingesnis traktoriukas, to jisai turi didesnį pjūvimo mazgą, tai yra, kad jisai greičiau nušienauja didesnį plotą. Jeigu jūsų sklypas yra pakankamai didelis, 50 arų hektaras ir daugiau, tai rekomenduojam visada rinktis traktoriuką su didžiausiu pjūvimo peiliu arba pjūvimo deka. Taip jūs greičiau nušienausit, sutaupysit laiko ir neturėsit didelės apkrovos jūsų aparatų. Jeigu jūsų sklypas nėra didelis, dažniausiai prie namų renkasi traktoriuką su žolės surinkimo krepšiu. Principas toksai, kad traktoriukas šienaudamas surinka iš karto žolę į krepšį, jūs nuvažiuojat ir galite žolytį išmesti. Traktoriukas, kuris neturi žolės surinkimo krepšio arba su šoniniu metimu, jisai šienauja ir žolę palieka. Tada mes turim dvi galimybės, arba reikėtų šienauti ir susmulkinti žolytę, sumulčiuot vadinamai, arba reikės paskui ją pagriebti. Kiekvienas renkasi pagal save. Traktoriukas su šoniniu metimu dažniausiai yra manevringesnis, trumpesnis ir dažniausiai jo kaina šiek tiek yra patrauklesnė negu toks pat traktoriukas su žolės surinkimo krepšiu. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai mes renkamas sodo traktoriuką, vienas iš svarbių elementų būtent gamintojas. Jeigu patikimas gamintojas, dažniausiai jis turi nemažai technikos centrų, servizą, aptarnavimą ir detalių palaikymą. Tai Rankės visada renkasi patikimus gamintojus ir bandom pasiūlyti būtent tokius, kur nekiltų problemų su aptarnavimu ir servisu. Iš komforto funkcijų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, patogesnis vairas, aukštesnė sėdynė, kuri prilaiko jūsų nugarą, kai jūs šienaujate ilgesnį laiką, minkštesnės sėdynės ir patogus lipimas. Taip pat labai dažnai išgirstam komentarus apie pavarų dėžes, kokią geriausią pavarų dėžę rinktis. Tai vėlgi čia yra problema, kai tapatina su automobiliu. Mechaninė pavarų dėžė statoma tik tai ant pačių pigiausių, paprasčiausių modelių traktoriukų. Kodėl? Nes yra jinai pigi, bet dažniausia problemos dėl to ir atsiranda dėl tų pavaros dėžių neteisingo naudojimo. Mechaninė pavarų dėžė yra labai nepatogi, nes jūs turėtumėt perjungiant bėgius pilnai sustoti ir perjungiant bėgį tik tai traktoriukui stovint. Jeigu jums reikia apvažiuoti kliūtį arba panašiai, perjungti mažesnį arba didesnį bėgį yra gerokai nepatogu, o kai vartotojai skuba, dažniausiai ir susidėvė reduktorius pakankamai greitai. Patarčiau visada rinktis automatinę pavarų dėžę vadinamą arba hidrostatas, tai su automatinė pavarų dėžė gerokai patogiau, nėra tų pačių susidėvėjančių detalių. Jeigu jūsų sklypas nėra lygus, yra šlaitų, mes visada rekomenduojam rinktis arba traktoriuką su priverstiniu tepimu, arba su elektrinė pavara. Nes pigesni traktoriukai su paprastesniu varikliu neturi tepalo siurblio ir nerekomenduotina šienauti šlaituose arba nuolydžiuose. Koks traktoriukas yra geresnis, elektrinis arba benzininis? Labai dažnai jos tapatina su elektromobilis, iš tikrųjų daug privalumų elektrinio traktoriuko, nes jisai nereikalauja jokios priežiūros, pakraunam akumuliatorius ir važiuoja. Benzininis traktoriukas, kaip ir įprastas benzininis variklis, turim daryti kasmetinę priežiūrą, tepalai, kuro papildymas ir panašiai. Šiai dienai mes su savo asortimente turime ir mažiukus traktoriukus su akumuliatoriais, skirtiem didesniem plotam ir taip pat nulinio apsisukimo akumuliatorinius traktorius. Beveik visi gamintojai žiūri būtent į tą pusę ir tikrai jau dabar turime asortimente daugelį gamintojų būtent akumuliatorinių traktoriukų su nulinio apsisukimu. Kada reikėtų rinktis nulinio apsisukimo traktoriukas, jo pagrindinis yra pliusas manevringumas. Dažniausiai matom juos šienaudant parkuose, sudėtingose sklypuose. Kodėl? Nes jis apie 30% greičiau nušienauja sudėtingą sklypą. Kai yra daug medelių, krūmelių, daug apvažiavimo, ne visada patogu sugenėti vairą, nulinio apsisukimo traktoriukas apsisuka vietoj, dėl to ir vadinamas nulinukas, tai gerokai greičiau jūs aptarnausit sudėtingą sklypą. Taip pat su juo mėgsta pašienauti didelius sklypus, aukštą žolę, kadangi jis iššienauja ir iš karto žolę išmeta, jam nereikia papildomų resursų žolę surinkinėti arba mulčiuoti. Taip pat savo asortimente turim traktoriukus su priekyje pjaunančio deka, tai reiškia, kad
įvimo mazgas yra iš priekio, bet pagrindė šitie traktoriukai yra skirti ne aukštai žoliai, o grežiai vėjo prižiūrėti. Dažniausiai tokį dalyką renkasi arba parkai, kur jūs galite leisti savo kas savaitinį priežiūrą, arba gerai prižiūrimam sklypui. Stipriai populiarėja būtent akumuliatoriniai traktoriukai. Šiai dienai didelis asortimentas, didžiulė gama ir beveik visų gamintojų galima pasiūlyti būtent akumuliatoriais varomą alternatyvą. Iš populiaresnių modeliukų yra su keičiamom baterijom. Tai skirtumas nuo elektromobilių, kad jūs turite keičiamas baterijas. Tai yra, kad jeigu jūsų baterija išsenka, jūs išimat vieną bateriją, įstatot kitą ir tęsiat savo darbą nenutrūkdomai. Taip pat, jeigu jūsų baterija išseko kažkur vidury sklypo arba panašiai, jums nereikia transportuoti pačio traktoriuko, jūs pasinaudojat papildomą bateriją ir galite tęsti savo darbą. Iš naujesnių modeliukų turim traktoriukus su keičiama baterija, tai jau atpažįstam tą bateriją iš kitų modelių. Tai yra privalumas, kad tą patį akumuliatorių, kur mes naudojam sodo traktoriukų, jūs galite panaudoti ir prie kitų įrenginių. Pavyzdžiui, kad mes su sodo traktoriuku, kuris naudoja panašią bateriją, galim ištraukti ją, įstatyti žolės pjovimo trimerį, apšienauti tam tikrus klipus, įstačius atgal į aparatą, tęsti savo darbą. Traktorių universalumas vis didėja, daugiau prie šitų traktoriukų galima prijungti prie kabelės, vežioti malkas, žemę ir panašiai. Taip pat yra aeravimo, lapų surinkimo priedai. Prie beveik visų mūsų traktoriukų galima pritaikyti ir tą priedą ir naudoti jį ne tik žolės pjovimui, bet ir labai universaliai. Prie daugelio mūsų modeliukų galima pritaikyti sniego valymo peilį. Tai iš priekio įsistato peiliukas, su kuriuo jis gali stumdyti į žemą sniegą. Tai tam dalykui mes rekomenduojam visgi šiek tiek galingesnius traktoriukus ir specialius priedus būtent žiemai pritaikymui. Šitie traktoriukai naudoja 72 voltų arba, sakysim, su kombinuota baterija. Tai iš esmės komplekte galima turėti tokį lagaminėlį arba dvi baterijas po 36 voltus. Iš esmės mes padarom tą patį galingumą, galima rinktis arba tokį lagaminėlį, arba dvi universalias baterijas, kur galima naudoti paskui ir kitiem aparatą. Šiai dienai įrengėm didžiulį technikos centrą Vilniuje, Senosios Pilaitės kelias 1, kur jūs galite atvažiuoti, išbandyti, techniką jums duos pavairuoti, kokybiškai pakonsultuos, aptarnaus ir dažniausiai iš mūsų įsigijimas traktoriukas jau pilnai atvažiuoja paruoštas, tai reiškia, jūs atsisėdat, pasokat raktelį ir važiuojat. Visą savo techniką pristatome visoje Lietuvoje, Vilnių galima atvažiuoti į vietą apžiūrėti, o visoje Lietuvoje pristatome per 2 darbo dienas. Jeigu liko klausimų arba turit kažkokių neaiškumų, rašykit mums komentaros, mes su mielu noru atsakysime. Taip pat prenumeruokite mūsų kanalą ir uždėkit laiką.